Labas brangieji lunatikai, šią naktį, kultūros naktį, Laisvasis universitetas rengia kelionę, naktinę kelionę. Ir manau, reikia papasakoti trumpai, kas yra Laisvasis universitetas ir kodėl jisai keliauja. Taigi LUNI arba Laisvasis universitetas susikūrė prieš 5 metų kaip alternatyva komercializuotai, hierarchizuotai, biurokratizuotai aukštojo švietimo sistemai per patį studentų protestų įkarštį. Na ir sėkmingai gyvuoja iki šiol. Iš pat pradžių Laisvasis universitetas smarkiai plito po visą Lietuvą, susikūrė netgi 9 filialai įvairiose Lietuvos miestuose, tačiau provincijos miestuose ilgainiui jaunimas išvyksta ir LUNI ten numirė po truputį, tai dabar liko tik tai Vilniuje ir Kaune. Na ir Vilniuje vyksta kiekvieną savaitę po 3-4 kartus, Kaune truputį mažiau. Kodėl keliaujame? Ogi atsitiko taip, kad istorijos paskaitas, istorijos tematika, paskaitas pradėjo lankytis mažiau žmonių, tą mes pastebėjome ir nusprendėme, kad reikia daryti istorijos paskaitas gyvai. Gyvoji istorija visada yra įdomesnė už akademinę auditorijos istoriją, tai pradėjome keliauti. Na ir tos kelionės, pirmas tikslas yra pažintinis, akivaizdu. Reiškia, mes siekime pažinti istoriją, Vilniaus istoriją. Antras tikslas yra šiek tiek įdomesnis, apie jį papasakosiu šiek tiek plačiau. Mes norime ugdyti pilietinę lunatikų arba LUNI studentų drąsą. Ką tai reiškia? Ogi reiškia štai ką. Dabartiniai žmonės, kurie gyvena miestuose, jų maršrutai arba kelionės apsiriboja dažniausiai tokiu trikampiu darbas, parduotuvė, namai, o jeigu žmogus tas jaunesnis, tai reiškia universitetas, kavinė, namai. Ir eina jie paprastai tomis gatvėmis, kurios yra turistų, nelabai įdomios ir panašiai. Taigi, nes kitos vietos dažniausiai yra privatizuotos arba suvalstybintos, tai yra arba valstybė, arba privatininkai yra uzurpavę labai didelę miesto dalį ir žmonės ten paprasčiausiai negali vaikščioti. Tai mes ugdome tą pilietinę drąsą keliauti viešosiomis erdvėmis, kurios yra iš mūsų atimtos. Tai reiškia, buvo, tarkime, kažkoks tai skersgatvis, dabar tas skersgatvis yra užtvertas tvoromis ir parašyta privatu, arba ten kokia nors valstybinė įstaiga įsikūrus. Tai mes norime per tą skersgatį praeiti. Tai tokia vat ir drąsa ugdoma yra. Toliau papasakosiu apie LUNI kelionės kitame interpe. Taigi apie LUNI keliones, apie jas galima būtų pasakoti labai ilgai. Prasidėjo jos šiaip jau ne taip seniai.
prieš 1,5 metų ir sukėlė tokį furorą, kad tiesiog Dieve padėk. Susirenka į kelionės apie 200-200 žmonių, kartais ir tokia didžiulė minia keliauja per Vilnių neįprastais keliais, neįprastais skersgatviais, kur dažnai niekas nekeliauja, eina į tas vietas, kur paprastai niekas neina, kur ten arba įeiti netgi uždrausta yra. Na ir tos kelionės, aišku, palydimos yra pasakojimai, alternatyvios istorijos arba ta istorija, kuri yra nedėstoma arba nesakoma, nutylima netgi vadovėliuose. Na ir paprastai kelionė trunka 3-4 valandas, didelį pasitikimą sulaukia naktinės kelionės, reiškia keliaujame mes naktį, tai suteikia dar papildomo šarmo, romantikos ir žavesio. Įvyko, bijau pasakyti kiek, tikrai per šios mokslo metus 15 naktinių kelionių ir dar gal 20 dieninių kelionių. Policija buvo mūsų stabdžiusi ar 4 ar 5 kartus, tačiau viskas baigėsi laimingai, kadangi mes papasakodavom policininkams apie Laisvės universitetą, jo istoriją, tikslus, na ir gražiai pasikalbėjus išskirdavome. Daugiau, man rodos, ekscesų neįvyko, net į kojos, man rodos, niekas neįsinarino. Mergina tiesa pametė batą per vieną kelionę ir vienas vaikinas jį surado, per Facebooką parašė, tai įvyko toks pelenės vestuvių procesas, nežinau, kaip jisai baigėsi. Lyg tai dar pristodavo kartais vietiniai, jeigu eini į tokį nelabai kotiruojamą rajoną, ten visada yra vietinės faunos. Bet tie vietiniai dažniausiai mielai prisijungia prie mūsų, su jais pasikalbam, jeigu būna išgėrę, jie bando aiškinti savo rajono istoriją savaip, mes juos išklausome ir viskas baigėsi labai laimingai. Gali kilti klausimas, kodėl tos vietos domina lunatikus, apleistos, draudžiamos įeiti ir taip toliau. Greta paprasto žmogiško žingeidumo, akivaizdu, kad yra tas pažinimo elementas. Vadovėliuose, istorijos ir šiaip turistinėse katalogose rašoma daug apie Vilnių, tačiau apsiribojama tik tai 5-6 gatvėm, ten 10 bažnyčių ir taip toliau. Tuo tarpu Vilnius yra ypatingai dėkingas tokiam miesto tyrinėjimui, nes daugelis miesto rajonų, centras, naujamiestis yra statyti Rusijos imperijos laikais, toliau buvo Lenkmetis, Lenkų laikai ir apie tuos laikotarpius dėja ne visada kalbama, drąsiai, aiškiai ir nutylimos yra įvairios įžymybės tų laikų. Taigi yra ką veikti žingeidiems žmonėms Vilniuje, tai yra nuostabus miestas miesto tyrinėtojams.
trečiam aukšte. Einame į trečią aukštą ir pačiam trečiam aukšte yra dar raitiniai laiptai į viršų, galima užlipti į patį bokštelį. Ir nuo to bokštelio matosi visas apylinkės ir visas pusės. O jūs tai outside? Pro langus. Jeigu atvažiuoja policija, mes einame toliau aplink namą. Mūsų čia nebuvo. O tie, kurie viduj tyliai, nekrakždot. Ne, kol neišvažiuos policija, ten tyli. Lendam. Nesudarykit kamščių. Na ir šiandien naktį, tai yra šią naktį, bus dar viena lūni kelionė po Vilniaus senamiestį. Ta kelionė galbūt jau dalinai iš dalies kartos prieš tai buvusias kelionės, tačiau bandėme surinkti įdomesnės vietas vėl į vieną maršrutą ir pabandysime parodyti tą Vilnių kitokį, negu matome turistinėse kataloguose. Pirminį kelią.